Labas rytas. Atšalus orams Lietuvoje ir priartėjus žiemai, mes nutarėme išvykti į šiltesnius kraštus, dar pratęsti vasarą bent kelioms dienoms. Todėl ankstų sekmadienio rytą mes atvykome į Vilniaus tarptautinį aerouostą, sėdame į lėktuvą ir išvykstame. Po 3,5 valandos sėdėjimo aukštuose Ryanair bendrovės lėktuvo krėsluose pagaliau po sparnais išvydome Maltos salų kontūrus. Labai gerai matėsi Maltos, Gozo ir Komino salos. Tai 3 pagrindinės apgyventintos Maltos valstybės salos. Mes leidomės į pagrindinę Maltos salą, kurioje yra tarptautinis oro uostas. Leisdamiesi praskridome virš Kalafranos uosto, tolumoje matėsi Bizebudžos ir kiti nedideli miesteliai. Tarp nedidelių miestelių matėsi žemdirbystės plotai, suskirstyti ir atskirti akmeninėmis tvoromis. Taip, manau, yra suskirstyta privati nuosavybė. Na štai, po labai grubaus nusileidimo pučiant stipriam šoniniam vėjui, mes pagaliau savo kojomis palietėme 36 mūsų lankomos šalies žemę. Okay. Vykome į viešbutį, bet viešbutis mus priėmė tik nuo 14 valandos, o dabar buvo 10 valanda ryta. Todėl palikę daiktus viešbutyje išėjome į miestą pasivaikščioti. Mes apsistojome San Giuliano mieste ir dabar išėjome pavaikštinėti, pasidairyti po šį miestą. Maltos salose yra subtropinis klimatas, todėl čia šilta būna ir žiemą. Dabar čia yra 24 laipsniai šilumos. Čia labai karšta. Nu jo, žmonės maudosi. Čia maudytis galima ištisus metus, nes vandens temperatūra net ir žiemą smarkiai neatšąla. O oro temperatūra žiemą būna vidutiniškai + 12 laipsnių, bet dienos metu retai nukrenta žemiau 18. Ką valgai? Triušiena, tradicinis Maltos maistas. Gerai. O, čia tiksliai kultūrnelis. Gražus Antovičius. Na, o šitoje žalioje miesto oazėje aptikome daug gaidžių ir vištų. Gaidžių ir vištų pasitaikė matyti ir gretimose gatvėse. Matėme, kaip vietiniai jas lesina. Po pietų įsikūrėme viešbutyje, o vakare išėjome pasivaikščioti.
Aplankėme kelias parduotuvės, prekybos centrą. Ši diena jau eina į pabaigą, šiandien sekmadienis, o trečiadienį mes turime grįžti atgal į Lietuvą. Laiko turime nedaug, 2 pilnas dienas ir 2 pusdienius. Todėl ir aplankyti daug ką nespėsime, o rytoj mes užplanavę vykti į Mdiną. Na, bet tai bus rytoj, o dabar mes vaikštome po pasipuošusį prieš kalėdinį San Giuliansą. Na, o šiandien mes dar pavakarieniavome ir paragavome vietinio alaus. Jeigu būsite Maltoje, būtinai išgerkite alaus Cisk. O dabar atsisveikinu iki rytdienos. Iki. Labas rytas. Štai ir praėjo pirma naktis Maltoje. Gerai įsimiegojome, pailsėjome, skaniai papusryčiavom, įsikvietėme taksi ir dabar važiuojame į Mdiną. Mdina tai gyvenvietė, istorinė Maltos sostinė esanti centrinėje Maltos salos dalyje. Nuo San Giulianso, kur mes apsistoję, Mdina yra nutolusi maždaug apie 12 km. Štai mes ir atvykome prie pagrindinių senosios Mdinos vartų. Šie vartai yra vieninteliai iš 3 miesto vartų, pro kuriuos šiuo metu galima įeiti. Vartai pastatyti 1724 metais ir pavadinti didžiojo magistro Antonio Manuel de Vilhena vardu. Ir yra pagrindiniai miesto vartai. Gal einam ten dabar. Ir štai mes pradėjome pasivaikščiojimo turą po Mdiną. Kokios gatvelės siauros. Kavinė. Uždaryta. Tai va. Labai gerai. Pasižiūrėkit, kaip mes atrodom. Dynoj. Pas jūs sniego 10 cm, o čia mes su trumpom rankovėm keliaujam jo. Žiūrėk, kokie dar balkonai. Didiniai, gatvelė siaura kokia. Žiūrėk, visi čia tokie papuošti. Namuose kažką pasiruošė. Ir kur mes čia patekom? Nežinau, vis tiek išeisim. Jo. Mes vaikštome po miestą, kuriame pirmieji gyventojai įsikūrė prieš 6000 metų. Ir visiškai suprantama, kad per tiek laiko šis miestas visiškai pasikeitė. Bėgant amžiams, bėgant tūkstantmečiams, Mdinoje vyko karai, Mdiną užiminėjo vis kiti užkariautojai, todėl mieste keitėsi žmonės, keitėsi pastatai, keitėsi aplinka ir santvarka. Pavyzdžiui, prieš 3000 metų čia įtvirtinimus statė finikiečiai, o mūsų eros pradžioje Romos imperija čia išplėtė savo gynybinius įtvirtinimus. Bet labiausiai Mdina pasikeitė, kai 17 amžiaus pabaigoje čia įvyko galingas žemės drebėjimas. Tuomet Mdinoje buvo sunaikinta didžioji dalis pastatų. Po šio žemės drebėjimo Mdiną ima statyti Maltos architektas Lorenzas Gafa, kuris ir paliko miesto vaizdą panašų, kurį matome dabar. Jau buvau minėjęs, kad šis viduramžių miestas Mdina yra buvusi Maltos sostinė
ir jis yra stipriai įtvirtintas aukštom sienom, aplinkui iškasti grioviai, tai miestas tvirtovė. Pagal šių laikų mastelius Mdyna yra nedidelis miestas, jo plotas 0,9 kvadratinio kilometro ir šiuo metu Mdynoje gyvena vos daugiau nei 200 gyventojų. Kiekvieną dieną šiame mieste apsilanko šimtai turistų ir miestas šurmuliuoja nuo žmonių klegesio, bet vakare miestas ištuštėja ir pasidaro labai tylu, todėl Mdyna yra vadinama tyliuoju miestu. Ką veikti atvykus į Mdyną? Čia galima pasivaikščioti akmenimis grįstomis gatvelėmis, aplankyti įvairius muziejus ar tiesiog prisėdus viename iš restoranų mėgautis miestelio atmosferą. Mdynoje yra daug lankomų vietų. Tai ir Švento Pauliaus katedra, kurios muziejuje galite pamatyti daugybę eksponatų, graviūrų, paveikslų, sidabro dirbinių, rankraščių, skulptūrų ir taip toliau. Galima aplankyti Karmelitų vienuolyną, yra Mdynos požemių muziejus, įsikūręs po viduramžių laikus menančiais Vilhelmo rūmais. Keliaudami vingiuotais požemių koridoriais lankytojai gali tyrinėti kankinimo kameras, kuriuose kadaise kalėjo įvairūs nusikaltėliai, taip pat eksponatai, kurie pasakoja apie sąmokslus, sukilimus, egzekucijas. Ir yra 100 natūralaus dydžio figūrų, vilkinčių įvairaus laikotarpio kostiumus. Na, o čia mes užėjome į požemį, kuriame yra kapinės. Čia kapinės. Dar šiek tiek pavaikštinėję po šio viduramžių miesto gatves, mes išėjome už šio miesto ribų pasižiūrėti, kaip atrodo miesto sienos iš lauko pusės. Šiuo metu mes judame vieta, kur kažkada buvo griovys, juosiantis miestą. Kairėje pusėje mes matome Mdynos miesto lauko arba išorės sienas. Dar šiek tiek pavaikštinėję išėjome pro Mdynos vartus ir iš karto patekome į prie Mdynos prigludusį Rabato miestą. Malta yra labai tankiai apgyvendinta, todėl yra nemažai susiglaudusių miestų. Na, bet apie tai pakalbėsime vėliau. O šiuo metu vaikštinėjame po Rabatą. Tik prašau, nemaišykite šio Maltos miestelio Rabato su Maroko sostinė Rabatu. Šis Maltos Rabatas užaugo kaip priemiestis Mdynos ir šiuo metu yra daug didesnis už Mdyną, čia gyvena apie 12 000 gyventojų.
Pavaikštinėję po Rabatą sulaukėme gal 20 minučių vėluojančio autobuso ir išvažiavome atgal į Saint Juliansą. Saint Julianse užėjome į pizzeriją ir bevalgydami pizzą pastebėjome, kad ant aukščiausio Maltos pastato stogo vaikščioja žmonės. Ir mums kilo mintis pabandyti patekti ten. Man tai rūpi užkilti va į šitą dangoraižį. Bandysiu prasibrauti. Tai va, kylam į 32 aukštą. Bet neleidžia, liepia valgyti užlipus, o mes tik picos pavalgėm. Nu, atsigersim alaus tiek to. Administratorė nustebo, kad mes trumpam rankovėm čia vaikštom. Sakė, čia Jo, sakė, ką jūs, sako, jums nešalta, gal 3 kartus klausė. Sakom, ne, mes iš Lietuvos, pas mus -5. sniegas. Sako, taip, negali būti. Sakė, kiti. Būna. Dabar čia +18, pučia vėjas, vėsu, bet nešalta. O jo vaizdelis už milijoną. Čia jūra. O mes atėjome apsidairyti nuo apžvalgos aikštelės. Šis mišrios paskirties pastatas vadinasi Mercury Tower. Jis yra pastatytas 2023 metais ir yra 121 metro aukščio. Mercury Tower turi 32 aukštus ir yra pats aukščiausias pastatas Maltoje. Einam atsigersim, sumokėsim. Kaip čia tas balandis taip aukštai užskrido? Vaizdelis atperka viską, ne? Jo. Pakilti į Mercury Tower leidžia tik tuo met, kai prižadė užsisakyti ką nors restorane. O kainos čia nemažos. 0,33 alaus kainavo 8 eurus ir tiek pat kainavo stiklinė nealkoholinio kokteilio. Ką? Einam ten jau laukia saulėlydžio visi. Galima. Na štai atėjo vakaras, baigėsi antra diena Maltoje. Manau, kad diena praėjo turiningai, o ką veiksime rytoj pamatysite jau kitoje serijoje. Iki.